Tikrai turim problemą, kai nelabai žmonės, kurie turi kažkokią tai galę spręsti, nelabai kas sprendžia. Sureikšminkim, nesureikšminkim. Demokratiją mes labai dažnai tokią parodomąją turim. Tai prasme, realiai žmonės, kurie dalyvauja rinkimuose, nenori valdžios, nori kažko kito. Įsivyravo antraščių politika. Sureikšminkim. Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Sveiki įsijungusieji į Liberalų sąjūdžio tinklalaidę Sureikšminkim. Atėjo laikas kasdieniams naujienoms iš politinių paukščių pasaulio. Taip savo jau sakytum tradicinėse apžvalgose tarė istorikas Nerijus Šepetys, šiandienos mūsų tinklalaidės svečias, neseniai plačiai parašęs nuskardėjusią per visą Lietuvą nuomonę apie supaukštėjusią lietuvio sielą. Tai apie paukščių alegoriją tebus ir šiandienos mūsų tinklalaidė su jau pristatytu profesoriumi Nerijumi Šepečiu ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Šita laida yra tokia klasikinė laida Langas į gamtą. Į tebe transliuojama Langas į valdžią. Ši laida tebus ir Langas į gamtą, ir Langas į valdžią. Ir aš jūs pacituosiu. Pirmiausia, Viktorija visiškai neseniai pastebėjo, cituoju, matant premjero, čia turimas mintyje Gintautas Paluckas, polinkį ignoruoti realybę ir meilę dideliems paukščiams. Verslus užvadinus emu ir garniu, politikai lieka tik stručio simbolis. Strutis. Ir jūs, Nerijau, savo tekste rašote apie strutį, visiškas sutapimas. Ir anot jūsų, Nerijau, stručio formulė tai yra nesureikšminkime, kai rūpinamės ne valstybės egzistencijų, tokiais pačiais buitiškiausiais buities dalykais. Aš taip suprantu. Taip, aš galvodamas, kaip čia dabar tą visą mūsų viešą erdvę ir politinį kalbėjimą suvokti, ieškojau pirmiausia turbūt kažkokių vaizdinių, kurie galėtų padėti paaiškinti, kodėl taip lengva kalbėti tiems ir tada, kai nemastai. Ir vat, tas pirmiausia iš nemąstymo ir gyvenimo tas šią akimirkos įspūdžio atėjo tas paukščio vaizdinys, labiau gal Žičkoko negu ir iš Aristofano, ir tada kažkaip pradėti galvoti, kur ką priskirti. Tai man atrodo, kad čia iš tikrųjų yra du kraštutinumai labai stipriai įsismelkę, taip. Vienas iš jų tas antraščių bauginimas, kai iš principo žmogus, kuris galbūt neskaito, bet klausosi tik tai kažkur fone einančio radio podcastų teliko, nesvarbu ko, arba ten užmeta į portalų antraštis, gali matyti tokią nenuslūkstančią grėsmę ir nelabai žino, iš kur jinai kyla, ir tas toks atsiranda emocinis sudirgimas, ypač mes matom, kai ateina studentai į pirmą kursą, arba žmogus pakeičia vietą, su panašiai susiduria labai daug tokio įsibauginimo be objekčio. Ir tada tu kiekvieną sykį taip žiūri, kaip reaguoti. Ir kitas momentas, kas man pasirodė svarbus, kad šio politinis elitas Lietuvos valdančioji dauguma yra, aišku, daugiausiai sudaryti žmonių, kurie rūpinasi savo reikalais ir visus viešus grėsmes, pavojus, bendrus interesus tiesiog nustumia į šalį. Ir tas tiesiogiai susijęs su nemąstymu, man atrodo, nes mąstymas yra tai, kas integralumą skatina. Tai vat, ieškant šitų vaizdinių, man pasirodė labai svarbu pastebėti tokį vieną vertus savo pakankamumą, ne? Nes tie dideli paukščiai, aišku, apie garnius tas nepasakysi, bet apie mūtį ypač tai sakomas absoliučiai nereaguoja aplinkai dėl to, kad yra baisiai savim patenkintas ir savo pakankamas. Tai mes tą savo pakankamumą kažkokį tikrai matom. Tas nepažeidžiamumo jausmas kyla ne dėl to, kad žmogus žino, kad jam ten kažkokios bylos nepradės ar ko, bet tiesiog yra jausmas, kad išlipsi sausas. Ir tas toks jausmas, jisai yra turbūt susijęs su galimybė naudotis ribotomis galiomis, ne, kaip jas pasiskirstyti. Man atrodo, dabar tikrai turim problemą, kai nelabai žmonės, kurie turi kažkokią tai galę spręsti, nelabai kas sprendžia, iš principo. Ne? Bet kita vertus naudoja tą galę kaip priedangą kažkokiam reikalam tvarkytis, kurie šiaip jau savaime nėra labai reikšmingi, net turbūt ir jiems patiems, gal pats momentas, kad tu gali susitvarkyti, smagina. Tai tas tikrai tai yra truputį kas kita negu kažkokios didžiosios korupcinės istorijos Latino Amerikoje ir Afrikoje, kai žmonės tiesiog milijardus gautus paramos savo pasisavina ir pasistato vos, ne, čia visai kas kita. Čia kažkoks smulkus dalykas, tai man ieškant tų vaizdinių dar tas paukštiškumas atsirado dėl to, kad tai yra smulku. Iš principo tie dideli paukščiai, jie mažais dalykais pasitenkina ir juose apsiriboja. Tas yra truputį juokinga, turint galvoj, kokie dideli ir kiek daug galėtų nuveikti. Tai man atrodo, tas atrodė svarbu pabrėžti. Viktorija, ką atlieptumėt, aš irgi girdžiu susmulkėjimą, girdžiu išlipsi sausas ar ne, ar pastebi tą kasdieniam darbe?
Taip, ir šiaip daug čia visokių linijų yra ir ypač gera, aš sakyčiau, pažvelgti šiek tiek iš tolėliau, iš paukščio skrydžio, galima sakyti, vėlgi tęsiant tą pačią alegoriją. Bet vienas dalykas, kuris man vis suskamba, kaip daug kartų per pastaruosius mėnesius šiame politinėme cikle buvo vartojamas žodis sureikšminkim, nesureikšminkim ir kaip norisi vėl grįžti prie ištakų ir pagalvoti, o kas iš tikrųjų yra reikšminga, ką verta sureikšminti, apskritai, kas yra reikšminga dabar Lietuvoje. Kas tikrai kelia nerimą, tai kad mūsų dalykai, tarkim, tos mažos nuodėmės arba galbūt, tokie, dalykai, kuriuos daro, tarkim, šiuo atveju valdantieji arba nedaro, jie nublanksta lyginant su pasaulio galingųjų darbais ar poelgiais, kurie irgi yra labai, šiuo atveju, aišku, kalbu apie JAV naują administraciją, nukreipti į save ir labai mažai besirūpinantis bendruoju gėriu, vertybių apsauga, tais dalykais, kuriuos mes galbūt kartais ir, jie nuskamba banaliai, bet jie visgi labai labai reikšmingi, iš tiesų reikšmingi. Ir štai su kuo susidurėme, kad kaip mes nenorėtume reaguoti ir reaguojame, atrodo, kiekvieną dieną į tai, kas pas mus yra ne taip, kaip turėtų būti, pažvelgia šiek tiek plačiau ir apima nusivylimas, nes kitur tas pats, tik tai didesnėme lygmenyje, kitur turiu galvoj demokratiniam pasaulyje. Štai ir šitas kontekstas man asmeniškai, jis verčia vėlgi galvoti, tai gerai, grįžtam prie tų vertybių, kuriomis galim dar pasikliauti ir kur yra tie mūsų sąjungininkai artimiausi, su kuriais mes vis dar vienodai galvojam, panašiai galvojam, čia norisi kreipti akis į Europą, vėlgi su Europa irgi yra įvairiausių problemų, bet štai kasgi yra reikšminga ir kas reikšminga vis dar saugo. Man kaip tik pačios refleksija susijusi su klausimu, kurį pasirašiau, atliepdamas Nerijaus tą publikaciją, apie kėkšto veikimo principą. Mes aptariam strutį. Kėkštas yra labai svarbi miško būtybė, ir kuris klykoja apie grėsmės, bet nieks jo nebeklauso, ar ne? Ir kaip aiškina Nerijus, plačiai dėl geopolitinių grėsmių pačių vakarų viduje, būtent profesorių Nerijų glumina istoriškai humanitarinis jų trumparegiškumas, momentizmas. Viktorija, bet juk ir politikai šiais laikais tik lėsioja momentus, jie nebeskrenda didelių maratonų kaip gandrai, gal dėl to ir iš čia yra, iš to, ką Nerijus konstatuoja, iš momentizmo, iš šiandienos. Taip, maratonai politikoje, čia yra toks nuolatinis diskusijų objektas, ta prasme, žiūrėkime į politiką kaip į maratoną, matykime ilgesnę šiek tiek perspektyvą, bet politikai taip pat yra kažkuria prasme, dauguma politikų mes esame ir savo profesijos įkaitai. Ta prasme, kad yra aiškus demokratiniai ciklai ir jie diktuoja sąlygas tam tikras. Ir tarkime, šiek tiek vėlgi atsitraukus nuo dabartinio momento, juk akivaizdu, kad yra darbotvarkėje klausimų, kuriuos politinis ciklas diktuoja, kad reikia išspręsti arba iškart, arba jie nebus išsprendžiami ir kelsis į kitą politinį ciklą. Dėl ko vienintelis priešnuodis šitam trumpalaikiškumui yra vėlgi banaliai skambantis ir visiems nusibodę nacionaliniai susitarimai, bet niekas geresnio nieko neišgalvojo ir man asmeniškai geras pavyzdys yra kai kurių Skandinavijos šalių vyriausybių, parlamentų veikimas, kai ištikus tikrai rimtam sukrėtimui, autoritetas, dažniausiai tai yra premjeras, nebūtinai, bet dažniausiai tai yra premjeras, susikviečia absoliučiai visų parlamentinių jėgų lyderius ir daro kažką, sutarė daryti kažką drauge ir netgi tais atvejais į užsienio keliones visi važiuoja kartu kaip grupė, tuo rodydami savo ypatingą susitelkimą kažkokiu tai vienu ypatingai reikšmingu klausimu, vienu ar kitu. Tai štai tie nacionaliniai susitarimai pas mus vadinami arba tokie sektoriniai susitarimai yra vienintelis priešnuodis. Po praėjusią kadenciją buvo nemažai tokių susitarimų dėl gynybos ir užsienio politikos, dėl švietimo. Aš nežinau, kiek, jis irgi tampa kartais šiek tiek kaip ir
nebūtinai jis yra įgyvendinamas iki galo, bet tai yra Tai vienintelis. yra valios pademonstravimas ir aistrų gesinimas. Aš sakyčiau, tose trečio pasaulio šalyse, net tose priešakinėse kaip Lietuva, kuri vis tiek dar šiek tiek yra trečio pasaulio šalis, ta prasme, kad čia demokratija mes labai dažnai tokią parodomąją turim. Taip. Tai prasme, realiai žmonės, kurie dalyvauja rinkimuose, nenori valdžios, nori kažko kito, bet taip ir dėl to parodomumo daug yra. Bet aš sakyčiau tada tų institucijų patikimumas, nes, kaip matome, kaip Remigijus Žemaitaitis buvo nusodintas, tai vis tiek yra valstybės tarnautojas, sakykime, vyresnio amžiaus, kuris laisvalaikiu užsiema, tai prasme, aš nesakysiu, kas iš tikiuosi jūs žinote, jeigu nežinote, tai daugiau geriau, kuris užsiema tokiu trolinimu aukšto lygio, kur leidžia žmogui atskleisti jo savo veidą. Dabar vėl tas pats dėl premjero Palucko, aš manau, kad tas, sakykime, sužaidimas nebe institucijų atsakingų pareigūnų vyksta, kad laikų susijęjami dalykai, kurie kažkur yra ir taip pat gali prokuratūra Europoje susidomėti. Tai tų atsakingų žmonių institucijose, kurie veikia, sakykime, pilietiškai, kažkaip sąmoningai, jeigu mato, kad neveikia tas politinis elitas, ir Amerikoje tai nuolatos tas vyksta, tai pasirūpina, kad laiku būtų teisme ieškinys, kad laiku būtų kažkas sustabdyta. Tai va tas, jeigu centrinė administracija, ypač federacinėse šalyse, kur, net Pietų Korėjoje, sakykime, valstybės vadovas išeina iš proto, tai vis tiek kažkas tada sureaguoja, žodžiu, tas institucinis savireguliavimas, šiaip tai čia, aišku, yra didelė grėsmė tos biurokratų valdžios, bet kita vertus, jinai yra saugiklis nuo to išprotėjimo, kuris, įmas taiga žmogus, supaukštėja valdžioje, povų patampęs, dar kažko, žodžiu, nori imperatoriumi tapti. Tai va tie visi dalykai, jie, kažkaip demokratinės procedūros, kol suveiks, užtruks, bet tada yra dar tas ir šitas momentas. Tai man atrodo, Konstitucinis teismas pas mus šiaušia kai kurių politikų plaukus. iš esmės, arba konstitucinis teismas šalia tų nacionalinių susitarimų, arba tas institucijų, sakykime, atsakingas veikimas. Kai nepaisant to, kokia yra situacija, institucijos suveikia, tai prokuratūra, ar tai kažkokie viešasis nevyriausybinis sektorius, žodžiu, tai yra tie dalykai, kurie, kartais verslas, žodžiu, tie dalykai, kurie, tikrai pastato į savo vietas. Bet liberali demokratija, ji ir savo, nesakyčiau galę, bet tą ilgamžiškumą arba savo tą pagrindą ir jis yra pastatytas ant bendrų taisyklių laikymosi, kas yra, taip pat yra prižiūrima biurokratų. Tai iš esmės daug taisyklių, daug apibrėžimų, daug tam tikrų, tarkim, susitarimų, kurių turi laikytis. Jeigu jie pradedami laužyti, tada kažkurios institucijos turi į tai sureaguoti. Dar savireguliacijos, tai tikrai pas mus, taip, kad sakykime, jeigu tą situaciją dabar nežiūrint, manau, seniai turėjo suveikti savireguliacija, nei priimant Žemaitaičio valdžią, nei turbūt dėl premjero skirimo, rizikos. Kalbėjo Viktorija. Rizikos laikas, tai reikia būtinai su biografija premjero, tarsi negali būti koks paprastas valdininkas, tai gali būti profesionalų, kaip būdavo vyriausybė, Visą laiką tokiais atvejais, kaip problemos, o šiuo atveju problemos tikrai yra dėl Amerikos valdžios pasikeitimo ir dėl tokio nestabilumo, ar mes nežinom, kas Lenkijoje bus, Ir taip toliau, mes tarsi turim patikimus partnerius, kur tikrai viskas priklauso nuo šito ciklo. Tai tam kartui tiesiog žiūrint strategiškai, politiškai, koks skirtumas, kas ten, kokias pareigas, o jiems svarbu, kad reikalas bendras vyktų. Tai va šito labiausiai trūksta ir čia, aišku, tai turbūt susijęs su tuo, kad žmonės, kurie eina į politiką, ar žmonės, kurie eina balsuoti, mažiausiai galvoja apie viešą interesą. Savo toj supaukštėjusios sielai publikacijai kalbėjote apie karo nerimo pasekmes visuomenės elgesių ir išskiriate dvi kategorijas, tą kėkštišką irzlumą ir sturtišką apatiją. O jeigu persikeltumėm į politikos lauką, jūs jau paminėjote kai kurias savybės ir kai kurios asmenys išskyrėte, bet kokie kraštutinumai Seime būdingi jūsų pastebėjimų? Nežinau, aš eidamas dar galvojau, gal Viktorija geriau, vis tiek žmogus skvarbesnio proto pamatyti tokias specifikas formą, bet aš kažkodėl pagalvojau apie putpelės, nes visada visi galvoja, kad putpelė yra labai protingas paukštis. Principo tai yra višta, tik tai, kuri turi tokį gryną instinktą, gamtinį. Jo dėl to sunku pamatyti, nes jinai labai greitai bėga. Tai tas toksai, kaip čia, instinkto momentas, nes instinktas yra šiaip svarbus, aišku, politikoje taip pat, kai kuriuose kitose profesijose tu turi staigiai galėti reaguoti. Bet kas nutinka, jeigu tavo tas instinktas yra ne su socialumu susijęs ir ne su kažkokiais ryšiais su žmonėmis,
pasitikėjimu žmonėmis, žmonių pasitikėjimu tavimi, solidarumu kažkokiu, tai tu tada tiesiog šauni krūmus. Nu, visi prisimena Vargšą, iš tikrųjų labai, irgi beje, buvo puikus šachmatininkas, tik tai labai neturėjo to socialumo jausmo Šimėną premjerą, kuris, nu, tiesiog nusprendė, kad valstybės pavojaus akivaizdoje svarbiausia dabar pasirūpinti savo šeimos saugumu, kas iš tikrųjų nebuvo šeimos saugumas. Aš manau, kad mes Lietuvoje, ne tik Seimo narių, bet apskritai tų politiškai aktyvių žmonių turim turbūt kokį trečdalį, kurie ištikus grėsmei. Pirmiausia, tai sėstų į mašiną, susimestų ir ieškotų, kur paslėpti šeimą. Trečdalį? Nu, aš manau, kad tik trečdalį, nes kitaip tada, prasme, viskas užsikištų neišvažiavus. Nu, prasme, taip, tai yra ta pusė, ne? Ta silpnoji pusė, kuri bet kokiu pavojus tikras ar neaišku, ar puola bėgti. Ir tai reiškia, nu, kad tada liks tik tie, kuriem privaloma likti. Labai įdomiai, aš irgi pastebiu, kaip dirbantys Seime, pastebiu, kad politikai vadovaujasi iš praktikos įgytais tam tikrais politiniais instinktais, nu, kultūriniai tam tikri elgesio tipai, kurie jau tampa instinktais. Tikrai pastebiu, kaip jūs veikiate. Tai kokie instinktai vyruoja? Tai čia reiktų klausti. Na, aš tai politikoje apskritai, aišku, nekalbėsiu apie politiką plačiaja prasme, jau jeigu apie praktinį veikimą Seime, pastarieji metai, keli metai, galbūt ir pastarasis dešimtmetis, įsivyravo antraščių politika. Tiesiog man labai charakteringas buvo pavyzdys, kuomet, pamenat, ne per seniausiai Petras Gražulis buvo išmestas iš Seimo ir pirmą dieną po to vaikščiojant Seimo koridoriuose, netgi kai kurie draugiški žiniasklaidos atstovai atrodė šiek tiek pasimetę, nes tai buvo žmogus, kurio galėjai pasikliauti, kad atėjus į darbą jis visada duos turinio. Tiesiog, bus apie ką rašyti, bus kažkokių antraščių, bus kažkokių pasakymų. Ir, šiaip tai yra apmaudu, kad tokių žmonių Seime jų nėra labai daug, bet jie užima neproporcingai daug erdvės informacinėme lauke ir dėl to, aišku, iš dalies žmonėms yra labai sunku apskritai pasitikėti šitą instituciją, nes ką tu iš jos girdi, tu daugiausia girdi skandalingus dalykus, bet tai nereiškia, kad dauguma yra tokia. Tiesiog, jie nėra įdomi. Ką jūs girdite, Nerijau, šitos institucijos? Bet aš besiklausydamas pagalvojau iš tikrųjų, kad tų povų yra įvairios rūšis, ne? Tai vieni iš jų tiesiog mėgaujasi savimi ir yra savo pakankami. Labai, ta prasme, turėjo mano senelio brolis augino povus. Kažkaip buvo vienkiemis tarp kolchozo žemė ir ten būdavo taip patinti. Tai pirmiausia, bet koks žmogus pasitinka povas. Pasitinka, jis ten gąsdina, visai parodosi, bet aišku, nori parodyti, koks yra kietas. Tai čia nuo vienos ekscelencijos iš tikrųjų tas tempia iki paminėto Petro Gražulio, kad tai yra svarbiausia pasirodyti. Tai yra svarbiausia pasirodyti ir tada tu patenki antraštės ir tas yra gerai. Tai tada yra du būdai pasirodyti. Vienas yra, kai tu, žodžiu, skandalinėse ten, žodžiu, ir taip toliau prisidirbi, o kitu atveju, kai iš vis nieko nedarai. Pasirodymas yra savo pakankamas pasirodymas. Ir čia tikrai tas yra momentas, ko gero, jeigu taip pasižiūrėsim, kiek dar žmonių šiaip mėgsta pasirodyti. Ne tik dėl to, ką pridirba, tai čia sakyčiau, dar mažiausia bėda yra Gražulis. Nes tai, sakykime, žmogus su turiniu, jis yra pažeidžiamas ir jis yra, kaip čia, sakykime, galimas, ar tai užtildyti, ar pastatyti kampą, ar sustarti. Neįmanoma nieko padaryti su žmonėmis, kuriems pasirodymas yra savo pakankamas. Ir čia kalbant apie Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą, dar kai kurių valstybių, ten nebūtinai pirmuosius asmenys. O Jungtinių valstybių prezidentas povas ar realis? Ne, vis tiek povas, vis tiek ne. Visiškai jam turinys nesvarbus, ta prasme, visiškai joks jisai. Tik tai tiek, kad jis moka kalbėti. Tai va čia tas yra pliusas, ne? Jo paties, nes aišku, nemokėdamas kalbėti niekaip tų pareigų neužimtų, tai jis tam tikrai išmokęs kalbą. Tai, ne visi mes, kaip sakoma, supaukštėdami žmonių savybės prarandam. Tai, aišku, yra aukštesnis lygis, bet man atrodo, tas yra, sudėtinga, nes šiaip iš principo įtikti povui nesunku, bet padaryti, kai jis ką nors naudingo tau padėtų, tai yra be šansų. Viktorija, Nerijus palygino jo ekscelenciją su povu. Nesakiau, kurią, bet kurią nors. Bet prezidentas ir atlieka reprezentacinę funkciją, tai gal yra natūralu? Darykime prielaidą, kad apie jo ekscelenciją, kaip šiaip. Aš sakyčiau, kad kiekvienas politikas užimantis vienas iš svarbiausių pareigų, ar tai būtų vienas iš valstybės vadovų, ar vyriausybės, ar galų gale net opozicijos lyderiai, jie atlieka reprezentacinę funkciją. Ir
tos funkcijos suvokimas, mano galva, yra svarbus politiko darbo, svarbi politiko darbo dalis, kai tu, tarkim, kažkur tai vyksti, bendrauji su užsienio kolegomis, tu reprezentuoji in corpore visą instituciją ir tai turėtų uždėti, tai nėra vien tik tai privilegija, kas man atrodė taip pat šiai kadencijai prasidėjus, keista, kad ypatingai, aš sakyčiau, didžiosios frakcijos, tai yra socdemų naujokai, labai aiškiai priėmė tą valdžią tokią, tai yra privilegija, bet tai nėra vien privilegija, tai yra didelė atsakomybė. Ir jeigu jie naudojasi šiek tiek per ilgai ar per entuziastingai kaip privilegija, žmonės po to smarkiai supyksta ir tą jau gali iš dalies matyti. Bet grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, kadangi mes visgi kalbame apie dalykus, kurie kelia nerimą, apie kuriuos norisi pakalbėti, man neramu dėl to, kad dabar įsivyrauja, nežinau su kokiu paukščiu čia susijęti tą savybę, bet toks požiūris, ir ką jūs man, ir kas iš to. Ir va tas požiūris, pavyzdžiui, dabar aktualija, Birželio 14-osios išvakarėse desovietizacijos komisijos panaikinimas. Tai yra visiškas nejautrumas regimybei. Ta prasme, kai vieną kartą tu tą ar kartelę nužeminė, ar tiesiog nusivalai kojas į kažkokį tai principą, tai antrą kartą tą padaryti yra žymiai paprasčiau, trečią kartą iš vis net nepastebi, nes ir čia, tarkime, tas toks nejautrumas datai, jeigu nori tai daryti, tai kodėl reikia taip padaryti ir dar taip tai pakomentuoti. Ir tai vienas iš pavyzdžių, bet ar galima lengvai ar netgi sunkiai, bet sugrąžinti jautrumą visuomenės tokiom detalėm, nes man rodos, kad jis yra svarbus. Čia labai geras klausimas būtų Nerijui ir ne kiek ar ne politinė dauguma mato jautrius valstybiškai dalykus ir juos savo kasdieniam darbe praktiškai gyvendindami juos atsižvelgia. Tarp kitko, jūsų Facebook'e mačiau pokštą, tai ne socdemai, kaip, sakykime, paveldą nešantis komunistų turėtų naikyti desovietizacijos komisiją, o desovietizacijos komisija turėtų sunaikinti. Ar geras pokštas? Sadausko čia baigti. Tai jo. Aš tiesą sakant, kaip žmogus, kuris labai daug dirbo to juodo darbo šitą įstatymą rengiant, turėjau labai daug ir kritinių pastabų ir man atrodė, kad nėra labai čia protinga šitaip reguliuoti, bet kokia yra bėda, mes tikrai turim provincijai didelį atskirtį nuo Lietuvos kaip valstybės bet kokios politikos. Ten yra tendencija ne tik tai, kaip būdavo čia prieš 2014, kai atvažiuoja iš Rusijos ambasados kas nors ir ten sutvarko centrinę aikštę, tik tai už tai turi pastatyti naują paminklą tarybiniams kariams. Tai aišku, juokinga, bet tai iš tikrųjų yra pažeidžiamos erdvės. Savivalda iš principo neveikia kaip savivalda, ne daug kur. Tai nereiškia, kad visur, bet tikrai mes turim tą problemą ir nesvarbu, kokios ten partijos atstovas yra, bet tai yra toks vietinės oligarchijos, tai reiškia paperkamų, kaip sakoma, ir lengvai pastumiamų ar patraukiamų į savo pusę, o tos pusės, kurios nori tai daryti, paprastai nebūna geranoriškos. Ir va todėl šitie visi dalykai, kad ten ne šiaip sau kažkokie simboliai ten sovietiniai išlikę, ar netgi tų žmonių, kurie bendradarbiavo žydų šaudant paminklų, neįmanoma nuimti 20-30 metų, bet ir nauji gali atsirasti. Tai reiškia visokie pašlovinimai, jeigu paliktų mus tikrai šviesaus proto kada nors ir tvirtos valios vienas buvęs kolūkio pirmininkas, kurio pašonė buvo išdygus viena partija. Tai aišku, nebejotinai, ten atsirastų vos nepauksota skulptūra tam buvusiam kolchoze. Ir taip toliau, žodžiu, tas toks asmenybės herojų ieškojimas, jisai iš kraštutinės kairės, iš kraštutinės dešinės yra toks labiau būdingas, ne? Ir čia tada tokio nacionalinio kažkokio, tai ne tai, kad sureguliavimo, bet diskusijos apie tai reikia. Tai aš manau, kad ta komisija, ten gal tikrai žmonės, kurie ten buvo paskirti, nebuvo tikrai patys geriausi, bet kaip instrumentas, kuris leistų, sakykime, amortizuoti tas kažkokias vietinius kraštutinumus su nacionaliniu tokiu aukso viduriu. Paprastai vis tiek nacionaliniai politikoje dėl tokių praeities vertinimų vis tiek kažkoks aukso vidurys nusveria, visi ten žiūri, kas čia supranta ką ir tada klausosi. Konsensusas yra, kur vis tiek klausai protingesnė, ar tai ekspertų, ar tų žmonių, kur labiau patyrė. Tai aišku, tų pakraščių nelabai pasiekia. Ten žmonės gali visiškai pačiuožę. Užkliudo ir Salomėjos Nėries skulptūra, ne pačia Vilniaus. Jo, bet tai čia, žiūrėkit, Vilniuje diskusijos vis dėlto vyksta civilizuotai. Yra kelios pusės, visi svarsto, čia skulptūros intencijos sukūrimo svarbi, ar jos estetinė vertė. Vis tiek mes šiek tiek vakarietiškai apie tai reaguojame. Bet jeigu tai pažiūrėtumėte iš tokio retrospektyvaus žvilgsnio, tai ką Viktorija sakė,
kad neatsižvelgi tam tikrus valstybinius jautrumus priimdamas ar ne Tai va, politinius aš ir galvoju apie tai, kas čia yra su šituo. Aš manau, kad čia yra vis dėlto pirmas dalykas nedėmesys turiniui. Jiems visiškai iš tikrųjų vienodai, kas ten buvo, bet jeigu daiktas yra padarytas, sakykime, sąlyginio Landsbergio, tai vadinasi, šitą reikia, nesvarbu, kokio nors Landsbergio. Tai prasme šitas svarbiausia. Čia šiuo atveju konservatoriai sugalvoja, Landsbergis sugalvoja, nesvarbu, kas sugalvoja. Bet jeigu yra šitas daiktas, tai mes jį paimkim. O ten koks turinys yra vienodai. O vietoje žmonės ten susitvarkys. Tai ką aiškiai susitvarkys, niekas nieko netvarkys, kas kaip nori, tas tegul daro. Tai čia yra, sakykime, man atrodo, tas viešojo intereso nebuvimas, nesirūpinimas, jis tiesiogiai susijęs su nesidomėjimu turiniais. Mes ten tikrai yra žmonių, sakykime, kurie iš savęs gal yra, sakykime, komisijos pirmininkas yra istorijos mokytojas, kai istorijos mokytojas buvo puikus, jis parengęs yra tikrai viena įdomiausių šio žinios iš jo mokinių, kur dabar tikrai labai gabi jauna istorikė, bet jis išėjęs į tą socialdemokratų partiją, jis praranda savo kompetenciją kažkodėl ir tada pradeda, visiškai taip reaguoti, kur čia kas čiulba ar kas ką daro. Tavo aplinka veikia tave, ar ne? Bet tai nebūtinai, čia viskas priklauso nuo intencijos, kuo tu eini. Tai man atrodo normalu eiti į verslą, tai dėl verslo, į politiką dėl politikos, bet kodėl tu eini į politiką dėl kažko kito. Dėl to nežinau, kad pavyzdžiui nieko nedirbtum, pavyzdžiui, arba kad geriau gyventum, tai čia absurdas. Jokiais laikais politikas geriau negyvena. Už tą žmogų, kuris pats dirba. Į politiką nebūtinai eina dėl to, kad turėtų valdžią ir padėtų žmonėms, o dėl kažkokių kitų. Tai bet net padėti, tiesiog tau rūpi reikalai, kad jie būtų tvarkomi protingai. Dėl to tu eini, man atrodo, tas pirmiausia. Išnykstanti intencija šitą? Aš manau, kad jinai tiesiog išlieka, tik tai ją, sakykime, nustelbia kiti momentai. Aš nežinau, žiūrint į tą jauną kartą, matom, tų yra žmonių, bet jie nesiverčia, labiau nori asmeninį gyvenimą kurtis. Jie pradeda tą tokią jauno politikos konsultanto karjerą, paskui pasuka asmeninį gyvenimą. Žiūrėkit, mes šit vis tiek daugiau tokiam kairiajam paukštyno spektre kalbėjome. Aš drįsiu grąžinti į dešinį chorą ir tokį žaidybišką klausimą pabaigai. Visi žinome zoologinis faktas, kad konservatoriai yra kregždutės dešiniajame šitame spektre. O tada Viktorijos partiečiai Nerijų, ar gal ir pati Viktorija turės minčių, kokia būtų paukščio rūšis. Aš manau, kad dabar šis gyvenam pasaulyje, kai visi konservatoriai ir liberalai yra visiškas centras. Ir net dalis socialdemokratų Europoje visi turim gintis nuo tų pakraščių, ne? Pakraščių, kurie radikalėja ir tas centras siaurėja. Tai man atrodo, vis dėlto kažkas žmonės turėtų būti šitam pasauliu. Tai man atrodo, ta žmonių įvairovė, gal tos liberalus iš dalies kartais konservatorius išskiria, kad ten žmonės skirtingi gana yra. Ir kai žmonės yra skirtingi, tai tos vienos giesmelės giedojimas nėra toks svarbus. Labai sunku surasti du liberalus, bet kurioje Europos partijoje, ten tos pačius konservatorius, kurie tą pačią nuomonę turėtų pamatiniais klausimais. Tai aišku, jie gali susitarti, bet iš savęs žmonės turi įvairią nuomonę. O jeigu šiaip į dešinę žiūrint, tai ten iš tikrųjų to kitokio paukštiškumo yra agresyvesnio. Čia aišku, negali sakyti, kad dabar Zylės pavardė kažkokia svarbi. Pavyzdžiui, gali būti žmonės vieną Seimo narį turėti tik tai partiją politinę, o imti visų klausimų kontrolį į savo rankas, jeigu labai stipriai, kaip sakoma, daužys į langas napeliu, reikalaudamas lašinių. Tai čia yra tokių dalykų, kurie ne visada kiekybiškai su valios klausimas. Tai man atrodo iššūkis iš tos kraštutinės dešinės, tų partijų, net tų tokių nacionalistinių jėgų, tai jos visą laiką yra valios klausimas, ten žmonės su labai stipria valia ateina, jiems nereikia daug turėti, nes jie labai aiškiai nori kažką pasakyti, ten uždaryti, sureguliuoti kitaip. Ne? Tai yra tarsi toks pats socialistinis reguliavimas, tik iš dešinės. Ir tas manyčiau, kad tarp šitų geriau likti įvairovę, kaip sakoma, nesupaukštėti. Puiku. Dar kažką galima pridurti? Sunku kažką pridurti, bet tikrai skirtingumas kaip stiprybė ir nuomonės nuosaikumas kaip stiprybė. Tai yra, tai kas dabar yra reta, bet štai tai yra reikšminga. Tai yra reikšminga. Ir ačiū Jums už pokalbį ir mes dar turėsime reikšmingų reikalų čia, nes dar sureikšminsim. Ačiū, kad klausėtės, dėkui svečiams. Nerijui Šepečiui ir Viktorijai Čmilytei Nilset. Iki kitų pasimatymų. Laimingai.